Noriu pristatyti lietuvišką kapitalizmą. Daug kas Lietuvoje dar mano, kad kapitalizme galima pasiekti gerovę, galime gerai gyventi, galima turėti laimę ir panašiai. Ir prieš 20 metų dalis lietuvių tuo patikėjo, bet dabar jie supranta, kad jie klydo, tačiau dar ne visi suvokia, kur yra priežastis. Kur yra priežastis to, kad kapitalizme negali būti socialinio teisingumo, negali būti solidarumo, negali būti gerovės daugumai Lietuvos žmonių. Trumpai paaiškinsiu. Prieš 20 metų Lietuvoje įvyko turto perdalinimas. Tiesiog grupė žmonių, dalis kriminalinio autoriteto, dalis partinės nomenklatūros, dalis naujų karjeristų pasidalino Lietuvos turtą. Ir jie jį tiesiog nenori paleisti. Ir dabar jie daro viską, kad tas turtas būtų jų iki pat pabaigos. Jie turi savo partijas, jie turi savo Seimą, jie turi savo vyriausybę. Kas dar blogiau, jie turi savo įstatymus, savo teismus, savo prokuratūrą, savo žiniasklaidą. Ir šitoj sistemoje paprastas žmogus yra įvarytas į kampą, į tokį moralinį ir ekonominį kalėjimą. Ir jeigu jam pavyksta, jis iš jo pabėga ir emigruoja. Šitam kapitalizme viskas remiasi į tai, kad valdo tie, kurie turi ekonominę galią. Tai yra natūralu. Ne kažkoks tai ten, nežinau, politikai kažkokie tai, ne kažkokie tai, nežinau, filosofai ar tai žurnalistai, o valdo tie, kas turi pinigus didelius. Kas turi tos didelius pinigus Lietuvoje? Jos turi oligarchų dalis. Ir grubiai paėmus, tai yra kažkur 5% Lietuvos gyventojų, kurie turi tikrai stambią nuosavybę, pinigai arba nuosavybę. Ką jie daro su ta nuosavybė ir su pinigais? Jie pasamdo visą valstybinį aparatą savo aptarnavimui, pradedant nuo Seimo, į kurį jie išrenka jų finansuojamas partijas, tai yra socialdemokratus, konservatorius, liberalus, Valinsko partiją. Tie jų marionetės Seime priiminėja įstatymus, naudingus vėl tiem patiem oligarcham, pavyzdžiui, dujų ūkio įstatymas, energetikos įstatymas, Leo LT įstatymas, mažeikių naftos pardavimo įstatymai, įvairūs mokesčiai, kurie palengvina gyvenimą daugiausia oligarcham. Ir tada jie turi vyriausybę, kurią skiria Seimas, ir paskui be abejo, kad teisminė sistema, kaip daug kas čia tikėjosi per pedofilijos skandalą, kad teismai, neva tai nepriklausomi, galės spręsti reikalus. Bet turbūt jūs ir visi kiti esate susidūrę su Lietuvos teismų sistema ir puikiai žinote, kad viskas ten kainuoja, sakykime, kad negautų žmogus metus kalėjime, jisai turi mokėti apie 10 000 eurų, reiškia, teisėjui. Ir viskas yra perkama, įskaitant teismų sprendimus. Advokatai savo ruožtu irgi labai dažnai dirba ranka rankon. Žodžiu, turime Seimą, jie turi vyriausybę, šitie oligarchai, kurie sudaro mažumą, turi teismus, atitinkamai prokuratūrą, lieka žiniasklaida. Žiniasklaida yra verslas dabar Lietuvoje, jis priklauso privatininkam, LNK yra privatus, privačiam priklauso, TV3 privačiam, Baltijos televizija privačiam irgi savininkui. Ir kas lieka? Lieka nacionalinė televizija, kurios vadovybę skiria Seimas ir vyriausybė ir prezidentas. Galbūt kažkiek tai prezidentė Grybauskaitė iškrenta iš to konteksto, bet iš esmės jinai buvo išrinkta į prezidentus, jagi iškėlė Landsbergis ir konservatorių partija, padėjo jai laimėtos rinkimus ir panašiai. Žodžiu, maža išimtis yra prezidentė, bet vis tiek sistema kapitalistinė paremta tuo, kad visa valstybė tarnauja šitiem 5% Lietuvos gyventojų. Tai yra jų šitai klasiai, jų šitai oligarchų klasiai. Ir kitos visuomenės grupės turi šitoj sistemoje pamiršti apie tai, kad jie šitoj valstybėje gali kažką pasiekti. Todėl, kad jie nėra valdžioj, šitie kiti žmonės. Valdžioj yra šita oligarchų klasė ir būtent visa valstybė yra jų klasės aptarnavimo instrumentas. Ir žmonės tą, kuo toliau, to labiau įsitikina. O kas yra tie likę 95%, kurie šitoj valstybėje, čia ne jų valstybė.
Tai yra pirmiausiai samdomo darbo žmonės, kurie parduoda savo darbą fizinį arba protinį, kurie eina į darbo biržą ir parduoda savo fizinę arba protinę jėgą. Arba jie yra jau pensijoje, tai yra tas pats, ta pati žmonių kategorija. Ir trečia kategorija, tai yra smulkus verslininkai, smulkus verslas, kurie turi nedidelės savo firmeles, šeimos įmonės ir panašiai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dabartinė Lietuvos Respublika, kuri priėmė konstituciją prieš 18 metų spalio 25 dieną, aiškiai įtvirtino šitos oligarchų klasės arba stambių pinigų klasės valstybę. Ir iliuzija yra manyti, kad kitos klasės, tai yra smulkus verslininkai arba samdomi darbuotojai, šitoj valstybei gali kažką tai pasiekti. Šita valstybė yra skirta ne jiems, jinai yra skirta aptarnauti oligarcham, kurie, aišku, yra susiję su tarptautiniais dideliais pinigais, ir ar tai būtų rytuose, ar tai būtų vakaruose. Ir todėl mes labai aiškiai tą matome per Lietuvos užsienio politiką. Tik dabar Grybauskaitė bando kažką padaryti, bet 20 metų Lietuvoje užsienio politikos savo nebuvo. Tai buvo grinai Amerikos instrumentas rytų Europoje. Ta matėme ir per CŽV kalėjimo pavyzdį, ir per kitus. Ir tai naudinga Lietuvos oligarchų klasiai, kadangi taip jie atidirbinėja būtent JAV šitai imperijai. Išvada yra kokia? Išvada yra tokia, kad samdomo darbo žmonės ir smulkus verslininkai, neturėdami perspektyvų šitoje valstybėje, turi susivienyti. Susivienyti ir įveikti ir nugalėti šituos oligarchus. Nevažiuoti į užsienį ir emigruoti ir tenai sunkiai gyventi, nes daug kas sunkiai gyvena ir užsienyje. O čia Lietuvoje vienytis į savo organizacijas, ar tai profsąjungas, ar tai mūsų socialistinį liaudies frontą, ir kartu per protestinį judėjimą, per rinkimus, per kiekvieną atvejį konkrečiai kovoti dėl savo interesų ir pamiršti, kad šita valstybė yra jų valstybė. Nes šita valstybė yra klasinė valstybė ir tarnauja vienos klasės, tai yra oligarchų klasės interesų. Įrodinėti čia turbūt daugiau nereikia, visi pavyzdžius puikiausiai žinote ir jie kiekvieną dieną pasitaiko. O tie, kurie sako, kad čia mes galbūt kreipsimės į Kubilių, kreipsimės į Seimą, kreipsimės į Konstitucinį teismą, kreipsimės į prokuratūrą, kreipsimės į teismus, galbūt savo mažą bylos dalį laimėsime, jie yra arba naivuoliai, arba jais tiesiog manipuliuoja arba sąmoningai, arba nesąmoningai tie patys oligarchai. Kadangi, kartoju, teismų sistema priklauso nuo oligarchų, žiniasklaida priklauso nuo oligarchų, vyriausybė visiškai marionetė oligarchų ir Seimas lygiai taip pat. Kuo anksčiau mes tą suprasime, tuo bus geriau. Ir nesitikėti reikia, kad kažkoks Paksas, Uspaskichas, Grybauskaitė išgelbės žmonės iš tos padėties, o reikia patiem galvot, kad jie patys, tai yra žmonės, yra savo ateities šeimininkai. Jie turi susivienyti į savo politinę organizaciją, į socialistinį liaudies frontą ir patys veikdami šitoje organizacijoje, patys kovoti už save. Joks Seimas, joks Konstitucinis teismas, jokie teismai, jokia žiniasklaida, jokia Grybauskaitė nieko nepadarys, jeigu jūs, mėly žmonės, sėdėsite namuose ir žiūrėsite televizorių. Jūs turite susivienyti į socialistinį liaudies frontą. Tai yra jūsų kaip samdomo darbo ir smulkaus verslo žmonių organizacija, kuri gina jūsų tiesiog prigimtinį tikrąjį interesą. Šita valstybė, kuri dabar yra Lietuvoje, gina oligarchų interesus. Tai yra aišku. Jūsų interesai nesutampa su oligarchų interesais. Oligarchai visą laiką norės daugiau pelno, daugiau visokiausių gerybių, norės Lietuvą pardavinėti pasauliniu mastu. O jūsų interesas yra gauti normalią algą, normalią pensiją. Tai nėra oligarchų interesas. Todėl vienykitės į savo organizaciją ir tada ateitis priklausys jums.